Man labai patinka motociklai. Labai mėgstu važinėti. Jausmas, kuris apima atsisėdus, yra sunkiai nupasakojamas. Bet tie, kurie važinėja, tikrai puikiai supranta, apie ką aš kalbu. Tačiau dideli motociklai man varo baimę ir labai didelę. Aš supanikuoju, pamirštu, ką daryti, kaip daryti ir tai niekada gerai nesibaigia. Todėl, kai sužinojau apie šitos mokymus, pagalvojau, kodėlgi ne. Mokytis visada yra gerai ir visada gerai važiuoti į gatves yra žinant, ką tu darai ir kaip elgtis tam tikrose situacijose. To aš ir tikėjausi iš mokymų ir gavau visko su kaupu. Labai patiko lektoriai, instruktoriai, kurie buvo be galo palaikantis, buvo labai draugiški, labai dėmesingi, visada klausdavo, ar viskas gerai, kaip jautiesi, ar yra kažkas, kas neaišku, visada paaiškindavo menkiausias smulkmenas. Atrodo, koks kvailas klausimas kyla, visada gali užduoti ir visada atsakys labai rimtai ir niekada nesijausi kvailai patekęs ne ten, kur turėtum ar ne ten, kur norėtum. Tikrai niekada nepasijausi nepatogiai. Tai aš labai džiaugiausi iš tikrųjų, kad man pavyko ten sudalyvauti ir rezultatas tikrai buvo puikus. Aš tikrai atsikarčiau tos baimės važiuoti dideliu motociklu, tikrai pajaučiau malonumą ir tikrai mielai kartočiau mokymus, jeigu jie būtų ir šiemet, stovyklos tipo savaitgalis, tiesiog prieš sezoną atnaujinti įgūdžius, nes to tikrai labai reikia.